Žiūrėt per plytą be švyturėlių. Ne, mes užtikriname viešą tvarką. Kaip? O kodėl jūs taip skubate? Ar žinote bent koks greitis čia leidžiamas? Kodėl skubame? Nu, mums pasirodė, kad važiuoja daugiau negu leistina. Pasirodė, važiuojam 20, ne greičiau. Tikrai? O kodėl be švyturėlių per plytą? Galima važiuoti? Per plytą ženklą. Užtikriname viešą tvarką. Tai klausiu, tai užtikrinant viešą tvarką kelių eismo taisyklės nebegalioja? Kitaip neįmanoma. Kaip? O švyturėlis sugedęs yra, įsijungti neįmanoma? Galima jums. Tai kodėl važiavot neįjungę? Nemažai liudininkų čia šiaip yra. Kodėl važiavot neįjungę švyturėlio? Ar galit paaiškinti? Nu, klausimas ar nesudėtingas. Kodėl važiavote per plytą neįjungę švyturėlio? Nu, nemačiau poreikio jums. Nematėt poreikio įjungti? Laikytis kelių eismo taisyklių nematėt poreikio. Jūs kaip policininkas nematėt? Matot, čia iš abiejų pusių yra plytos, taip? Taip. Liaudiškai vadinasi. Taip. Važiuoti draudžiama. Taip. O viešą tvarką kažkaip užtikrinti reikia čia. Taip. Tai kaip įmanoma... Tai pareigūnė pasakyti, kaip įmanoma užtikrinti viešąją tvarką? Mes turime užtikrinti policijai sąlygas vykdyti viešą tvarką, ar policija turi kažkaip susikurti sąlygas? Tai važiuojam, žiūrim. Tai kas jums trukdė įsijungti švyturėlį? Važiuojant pro plytą bent jau. Kai kuriuos žmonės švyturėlis gali gąsdinti ir kai kurie žmonės tikrai gali atkreipti. Jūs manote, kad įstatymų laikymasis gali išgąsdinti žmonės, taip? Aš nemanau, Gal jūs galite prisistatyti? Galim. Taip. Galiausiai patrulis Gudelis. Ir jo... Galiausiai patrulio Kanskaitė. Labai ačiū. Tikiuosi kitą kartą sužinosite, kokia tvarka yra. Geros dienos. Nu, išgąsdinai.